Rytas Uto uosteliai. Einam pusryčiauti. Žinai ką dar? Žvilgsiu aš. Užtruktuką. Užseksiu. Uto miestelis. Ir čia bandelinė. Kapiklėlė. Traukinėtų, bandelinė metu. Egis daro kavelę. Mūsų laukia bandelės. Ir dabar mūsų jau pusryčiauja su Egio sumuštiniu. Grįžom prie laivo. Laivas atsirėmęs Buršpritu į krantinę. Ir vėl remiasi vėl. Man atrodo, užsisetino. Užsisetino. Tai gal neplaukiam, šutingi, žinau. Susimoka, jau atsibodom. Užsisetino dabar gerai. Dabar gerai. Na va, pasiliksim dar dienai šitam Uto uostelyje. Buvo nutikus mum dar vieną nesąmonę. Grįžom, radom, kad mūsų inkaras palaidas ir laivas atsirėmęs nosim į lieptą. Tai bandė Egis tą inkarą kažkiek traukt, kad jisai vėl įsisodintų, bet atrodė, kad jisai yra laisvas. Tai tada skubėjom greitai pasipildyti vandens ir plaukt lauk, nes šį vakarą šiąnakt realiai ruošiamės plaukti į Gotlandą. Galvojom, kad išsitrauksim taip lengvai inkarą, pradėjau traukt, kokį tam 2 metrų šniūrą sutraukus, pukšt, vėl įsisetino. Jo, užkibo. Jau planavom tiesiog išsišvartuoti, jau atsirišom keletą šniūrų, planavom plaukti į nedidelę salelę, į tą tokį laukinį uostą, į akmenį, įsisekti ir palaukti kitų 10-12. Bet jo, tada įkibo inkaras, tai nuėjom čia į uostelį, pasiklausėm, ar galim pabūti iki 10 ir davė mum 1 dienos leidimą be nakvynės. Net nežinau, leidimą, neleidimą, kaip čia pavadint. Tiesiog mokestį dienos, o ne visos paros. Išsilankstam dviratukus, varysim pasivažinėti po Uto salą. Pasidairyt, kas joje gero, aplankysim gal malūną. Ir tikėkimės, kad dar kartą mūsų laivas nesugalvos pabučiuot prie plaukos. Panorama į Uto uostelį. Išplaukė keltas, parplaukė daug kitų laivelių. Čia va, Vasarnamis buvo prie jo prierašas, kad toj saloje anksčiau buvo kasyklos, o vėliau pavirto į tokį poilsio miestelį. Atkeliaudavo visokie įžymūs žmonės čia leisti vasarų. Oho. Dar geresnis, kodėl? Nu, kodėl jis taip sugalvojo? Nežinau. Ten matai inkaruoti yra po 10. Bet žiūrėk. Okay. Čia dar geresnis manevras, nei mes vakar turėjom. Skersai keltą laivos skirtą kelią. Man tai įdomu, kodėl jis taip nusprendė pro tą pusę prasilenkti. Nežinau. Štai čia matome vieną iš kasyklų. Tokia įduba, giliausia įduba yra 215 metrų gylio. Tiek daug į žemę įsikasę buvo. Va čia matosi dar nueinančios kasyklos į tolį. Privažiavom į to bažnyčią. Kaip visą laiką prie bažnyčios yra ir kapinaitės.
Čia laukas su šienu paruoštu, šieno ritiniais. Dabar važiuojam iki Patronkos pasižiūrėti, su kuom čia švedai atsišaudinėjo nuo rusų. 1700 kažkelintais metais rusų didelė flotilė, ten 26 000 kareivių atplaukė į Juto salą ir Petras Didysis caras norėjo, kad švedai pasiduotų, ten pilnai kapituliuotų po kažkokio pralaimėto karo. Tai tiesiog atvarė visko naikinti, žudyti, griauti, visi pastatai buvo sudeginti, visi gyvuliai išskersti, prieplaukos sugadintos, paskandintos, žodžiu. Standartiškai didinga rusų kultūra pasireiškia ir Švedijoje. Kur buvo? Nagi dabiškai pamelavo apie Patranką. Nėra Patrankos, yra gražus pliažas. Didžiulės uolos nueinančios į vandenį. Smėliukas ganėtinai šviesus, šiek tiek dumbliuko vandenį. O, bet ten giliai labai nuėjus moterytė. Fainas pliaželis atrodo. Parduotuvėje žiūrim, ką gero nusipirkti. Labai atrodo skaniai šokoladinis kakas. Nu, Juto labai busy šitas uostelis, kur važiavom į laivelį, radom šalia savęs besišvartuojančius suomius, kuriem prastokai sekėsi, jie mus šiek tiek įsimūrijo. Padėjom persišvartuoti, nes irgi jiem inkaras neužsikabino. Ir plaukė čia laivelį vienas po kito. Girdėjom iš tikrųjų lietuvius praplaukiančius, kaip tik čia, kai padedinėjom šitiem suomiam. Šiandien yra penktadienis, tai matyt visas Stokholmas čia suplaukinėja. Egis prišvartavo visus laivus aplinkui mus. Ir iš vieno šono pasistatė. Ir iš kito. Galim pagaliau gal pavalgyti. Jeigu norit ramiai pasidėti, tai neplaukit iš šito uosto. Jokiais būdais. Nes čia galėsit visą dieną sėdėti ir rūpintis, kad kas nors nenudaužtų jūsų laivo. Suomiai išplaukė, susirinko inkarą. Visgi varo ten kažkokią kitą vietą. Nu, nenuneš mum inkaro, negal. Jis pakėlęs ten aukštą. Tik tais išplaukė jie po 2 švartavimusi. Dabar atvaro jau kitas Beneto First. Regijai reikia visiems padėti. Nu, aš noriu, kad ir man padėtų. Mums vakar nieks nepadėjo. 5 kartus švartavimas, nieks nepadėjo. Padėjo tik pačių, nežinau, kantrybė. Firstas Benetuvke nesugebėjo užsinkaruoti, nes tiesiog šita vieta yra per sekli. Ir tai reiškia, kad už 5 minučių atplauks dar vienas laivas. Ir mes visą vakarą tiesiog pradirbsim laivų švartuotojais. Nu, ką padarys? Aš norėjau ramiai tiesiog pasėdėti, išgerti alaus, pailsėti prieš plaukiant per Baltiją iki Gotlando. Ne, Nu, ką padarysi? Žmonėm irgi reikia pagelbos. Aš vis laik sakau, kad mums čia tikiuosi su savo 1,90 m, kad mums čia Gerai, mūsų neatkabino, tai gerai. Nu va, prisišvartavo dar vienas tankas šalia mūsų, net neaišku, kas čia per velnias. Ar Hunteris kažkoks, ar net nežinau. Nuplėšiau jam vartelius. Susitvarkys, vos mum panelis kabino. Jis šiaip atsakingas už tai, kad būtų švartavimas saugus, o ne mes. Mes jau čia buvom parą. Pagaliau baigėsi stumdymasis su laivais. Nieko, gulėkit nusinkam. Negaliu. Labai neketinu grįžti į šitą uostą ir jeigu norit ramiai pasėdėti, tai irgi nerekomenduoju čia varyti, ypač ant savaitgalio. Vyksta laiko tempimas. Prognozių stebėjimas, lampinėjimas po uostą, gersim kavuką dabar, Egis jau valgyti nebenori, aš sušveičiau vegetarišką dešrainę, dar liko apie porą valandėlių su pusė kažkur tai luktaut. Nu, labai mus mokina kažkokios tai kantrybės, net nežinau, ar mokina, kad laikas yra reliatyvus dalykas, nes taip tai, kai sėdi tiesiog be darbo,
Tai jis labai greitai pralėkė. O dabar atrodo neina tiesiog. Vėjas irgi nesisukam. Gal, kai labai nori, gal atrodo, kad tos rodiklės man biški pradeda suktis. Marinuojam laiką, atrodo, nieko nebenuveiksi. Sėdi tik tais laukia, kol išplauksiu. Jo, kas dažniausiai, kad tik 12 nakties, bent jau pagal prognozę, jisai pasisuks mum iš ten, iš kur reikia. O mes pasisakėm, kad apie 10 išplauksim. Bet turbūt plauksim apie 9. Kad dar būtų šviesu. Nu, tu kur čia šūki man paratais. Kad būtų dar šviesu, plauksim apie 9. Yra čia tokių visokių dar salelių ką aplenkti, sausumėlių kažkokių išlindusių uolų. Nu ir tada kažkaip sulauksim, kol tas vėjas susisuks. Jeigu nesusisuks, ką darysim? Plauksim į žemyninę Švediją. Reikia gal išsirinkti uostą, į kurį plauksim. Pamatysim, kiek toli būsim nuplaukę. Kai ilgai laukia, tai pradeda kamuoti nervas. Jo, kažkoks nervas. Jau laukimas į pabaigą. Nu, manau, kad dar pabiškai birbės. Kaip ir buvo idėja jau dabar varyti, Tai taip ir darom. Jo, judėsim. Taip, pavėjai negalima nusirišti. O ant vėjinio, kaip pasakysiu, nusiriši, susitrauksi ir žiūrėsi iš tolai. Gerai, kur. Taip pavėjinį iškart nusiem. Bye. Gotland. Okay, have a nice evening. Dar man laikyt? Jo. Paleidinėt visai? Jo, viskas. Ok, paleista. Jo, pažiūrėk. Ir kitus laivus, aišku. Aha. Jo, priekis. Gerai. Nu, gražiai čia lendam. Thank you, bye. Nu. Tau kažką reikia padėti? Kol kas ne, gal suvyniosim paskui. Arba pavairuosim. Inkaro niekieno neištraukiam. Visi žmonės stebi, kas čia per bepročiai išplaukinėja. Penktadienio vakarą palieka. Jo. Gerai, plaukia. Egis plauna inkarą. Nesiplauna? Nu tai pažaisk, dar turim laiko. Padžiauk ir tegul skalaujas. Žmonės 9 valandą vakaroja, balevoja, o mes išplaukiam. Bet kažkaip, sakyčiau, man iš karto ramiau paliko ant širdies. Tau ne? Tau ramiau dabar? Man tai ramiau. Gera bus. Nu va, inkaras grįžo į inkaradėžę. Mes purplenam. Ne, aš šnekuosiu su kamera. Jo, niekur nesiliesk. Farvateris. Į tolius. Lauksiu ryto dabar. Ką? Lauksiu ryto dabar. Nepatinka naktį plaukt. Nors paskutinės 2 naktis visai neblogos buvo. Kai čia plaukiam. Na gerai, susimatom vėliau tada. Išplaukiam į atvirą vietą. Įsijungiam jau autopilotą, išsikėlėm ir Grotą ir Genują ir visai neblogai sekasi laikyti kursą. Ne visiškai įtaikom, bet labai neblogai. Tai dar jeigu vėjas pasisuks, bus išvis gerai. Apie 12 valandą turėtų suktis. O aš sugalvojau patampyti likimo už ūsų
ir pasidariau vėl tą Swedish taco, kaip mes vadinam. Toks, kur būna tepalas iš dantų pastos tutelės su bulkele. Mėnulis ryškus. Jo, mėnulis labai ryškus, didžiulis blynas, galbūt vėliau parodysim. Daug čia parodysim. Nu, yra blynas. Didelis. Na, įvyko pasikeitimas. Papasakosiu gal kaip tau sekės, nes aš tai miegojau. Nu, aš ilgai vargau su vėju. Teko biškį pabirbint ir autopilotas suvendavo bereikalingai, nes tiesiog vėjas pradėjo sukiot. Bet galų gale įsijungė, pasistatėm būres, biškį kažkaip laidam ir lekiam visai spėriai. Turėtų dar pastiprėti, matyt, kažkada gal reiks pasirifuoti, bet kol kas dar viskas gerai, autopilotas negrybauja, nelabai nemoka čelina, tai kol kas važiuojam. Good. Dabar kapitonas eina ilsėtis, pabūsiu aš. Man atrodo, ten yra kažkokia jachta, ten raudona, nes šviesa, tu matai. Man atrodo, kad ten jachta kažkokia iš paskos važiuoja. Okay. Viena raudona lempelė, be nieko, tai nulekam visai. Būrės rifotas, pirmas rifas. Ir susikadėmėjo. Vinkai visai neblogai. Normali. Monika mėgė. Ir jau brėkšta. Eina rytas, nors dar tik 3:30. Keltas priekį. Priekį ten nesimato, yra sprogminis laivas ir kitas dar vienas laivas. Tai šitą reikia žiūrėti. Du rifai Grotė, Genuja irgi gerokai pasukta. Bangos jau susidaro. Saulė patekėjo iki Gotlando, iki vietos 33 mylios, 40 mylių nuplaukta, greitis tarp 6-7 šiuo metu. Vėjo, nu, turim tikrai. Tarp 10-12 metrų. Alfendas geras kursas, šiaip biškį pangamal, bet nieko. Judame toliau, dabar yra beveik 9 valandas, liko 20 jūrmilių iki Farozundo. Ganėtinai stabilus vėjas, judam tarp 5-6 mazgų, bangos šiek tiek pasisuko, prieš tai taip stačiau mum į nosį kapoja, tai čia viena virto per kuprą man. Kaip savijauta? Savijauta gera. Nu, aišku, tas miego kažkoks trūkumas yra. Nepaisant to, kad labai daug laiko lovoj praleidau, nes Egis nenorėjo, kad būčiau ant tos malyklos didžiosios lauke, bet miegas nebuvo labai ramus, nes kažkaip atrodė ant budėjimo guliu, kada čia reikės keltis ir keistis. Jau prasilenkiam su vienu laiveliu, burlaivu. Ir dar vienas iš priekio parvaro. Ir šį kartą jau tokie susikertantis kursai. Bet mes plaukiam dešiniu halsu, jie kairiu. Jie turėtų mus praleisti. Pasižiūrėsim, ar iš viso mus mato čia. Gal net nepastebi, kad mes plaukiam. Šitą rają, kaip sakiau. Jau plaukiame farvaderiu į Farozundą. Prieš savaitę berods plaukiam, ne? Tik tais? Nu jo, gal biškį... Kokia šiandien diena? Penktadienis? Šiandien šeštadienis. Šeštadienis.
O kada mes plaukiam? Mes gal ant penktadienio buvom jau netgi Nataro. Jau galbūt daugiau net neatsivau. Vienu žodžiu. Nesusiskaičiuoju. Pametėm laiką. Praplaukiam keltus, kurie kelia iš Gotlando į Faro. Taikomės į mariną, bet ne tą pagrindinę Faro mariną, o boat klubą. Egis ruošia Francis. Ruošia, kad 12:45 atvyksim. Vakar išplaukiam 9. Kažkur po 9. O blemba. Viens 4 gylis. 1-3. Žiūrėk, tuoj dar atsisėsim. Ai, čia žalia, raudona. Lygtais lentutės, nu, kur statyt, kur ne. Nu, tai apsuk ratą. Nu, sakau, kad čia tų gylių nėra. Tai jaučiu šitą ir statoma, ne? Nu, kaip tu nori. Ar prie to žinatuškio? Kaip pasakysi. Kaip sakai? Kaip pasakysi. Žiūrė, Monika, pasirišk dešiniai pusiai bumbulą didžiai. Labiau prieki gale, kur tu... Prieki, siauresniai pusiai. Gal man užkabint tą šniūrą? Kaip? Gal man užkabint šniūrą? Pabandysiu užkabinti, gal pavyks. Nice. Dar į priekį. Dar į priekį. Gerai, stop. Labai gerai. Cheers. Nu, kaip tau šitas etapas? Greitas. Lėkiam gan greitai. Pradžia buvo lėta. Galvau bus greitesnė. Vidurys ir galas buvo greiti, galvau bus lėtesnė. Tai visumoje kiek tenais. 14 valandų netruko iki Farosundo. Vėjo daug, groti du rifai, vienu surifuota, bet viskas gerai. O kas tam pradžioj? Ir keiksmai buvo? Vėjas dinginė ir viskas tiesiog. Autopilotas, aš nesižiūrėjau, porą šitų karvės vandų padarė. Marinos dušiukas buvo fainas, šilto vandens yra. Kol kas dar nesutikom čia jokio ale Harbor Masterio. Bandėm skambinti. Jo, skambinom irgi niekam nepriskambino. Tipo vakarais atvažiuoja. Matysim, gal sutiksim, gal ne, bet mes patys važiuojam su dviračiais pasivažinėti. Nu, čia kaip Stokholme. Irgi žiurkės. Besėdėdama laive porą mačiau. O dabar dar vieną čia tupinėja, net žmonių nebijo, egis vaikščioja aplinkui. Žiurkynas va, priešais per kelią žiurkė perbėgo. Prie pirties 3 žiurkės. Tikėkimės, kad į laivą neįsiropš kokią nors gražuolą arba švartovų nenukramtys mum. Ką tu, Egeitai? Nu, gal ne. Jos kažkaip triškiai čia randa maistą. Nežinau, ką čia jėd, bet gal viskas bus gerai.
Mes vakarieniai. Egis ant laivo priekio užkūrė kamado. Einam pažiūrėti, kaip ten atrodo. Sekasi? Sunkiai, šitas anglis nebaisiai fainas. Bet, degsim. Gerai. Vyksta puota. Salotėlės, mėsa, halumės, paprikos pasislėpusios yra. Jiem.